Leiskite man jūsų paklausti. Jei patekimas į dangų iš tikrųjų priklausytų nuo to, kokie geri esame, kaip mes kada nors galėtume tai žinoti tikrai? Kartais jaučiamės puikiai, o kartais ne taip jau. Visada jaučiame nežinomybę. O jeigu pasakyčiau, kad Biblija moko, jog galime būti tikri, jog turime amžinai gyvenimą ir kad svarbiausia ne tai, kokie esame geri. Suprantu, kad tikriausiai jau žinote ir tikite kai kuriais dalykais, kuriais tuoj pasidalinsiu. Bet jei palauksite su manimi vos kelias minutes, aš jums tiesiai iš Dievo žodžio parodysiu tiesą, kuri pakeis jūsų požiūrį į viską. Kaip paprasta yra būti išgelbėtam amžinai. Pirmiausia, turime suprasti, kad visi esame nusidėjėliai ir mums reikia gelbėtojo. Laiške Romiečiams 3 skyriuje 23 eilutėje sakoma: nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Nuodėmė yra tada, kai sulaužome vieną iš Dievo įsakymų. Ir Biblija aiškiai sako, kad visi tai padarėme. Net ir geriausias žmogus, kokį tik galite įsivaizduoti, nėra tobulas. Ir tam tikrus savo gyvenimo momentu yra sulaužęs Dievo įstatymus. Bloga žinia yra ta, kad už Dievo įstatymo laužymą gresia bausmė. Romiečiams 6 skyriaus 23 eilutėje sakoma: nes nuodėmės atlygis mirtis. Taigi, kadangi esame nusidėjėliai, nusipelnėme mirties. Akivaizdu, kad vieną dieną visi mirsime fiziškai, bet Biblijoje kalbama apie antrąją mirtį, mūsų sielos mirtį pragare, jei nebūsime išgelbėti. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 8 eilutėje sakoma: visiems melagiams teks dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera. Tai yra antroji mirtis. Tai taikoma ir jums, ir man, net jei vienintelis blogas dalykas, kurį kada nors padarėme, buvo melas. Vis tiek pažeidėme Dievo įstatymą ir nusipelnėme patekti į pragarą. Matote, esmė ne ta, kiek nuodėmės turime ar kokia ji yra, o tiesiog ta, kad turime nuodėmę ir Dievas negali leisti nuodėmei patekti į dangų. Atsakymas ne tas, kad turime išmesti nuodėmę iš savo gyvenimo. Mes visi žinome, kad negalime to padaryti, ir Dievas tai taip pat žino. Todėl jis paruošė mums kelią būti išgelbėtiems nuo pragaro ir patekti į dangų, remiantis ne mūsų pačių teisumu, o Jėzaus Kristaus teisumu. Laiške Romiečiams 5 skyriuje 8 eilutėje Biblijoje sakoma: bet Dievas savo meilę mums įrodė tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Dievas Tėvas atsiuntė savo sūnų, Jėzų Kristų, į pasaulį ir Biblijoje sakoma: Dievas apsireiškė kūne. Jis buvo visiškai žmogus ir visiškai Dievas ir gyveno tobulą, be nuodėmės gyvenimą. Jis niekada nesulaužė nė vieno Dievo įsakymo. Jis gyveno tokį gyvenimą, kokio mes negalėtume gyventi. Tokį gyvenimą, kokio mums reikėtų, kad patektume į dangų. Tada jis mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, nuėjo į pragarą už mus ir 3 dieną prisikėlė. Ir dabar, dėl Jėzaus aukos, mes galime patekti į dangų kaip dovana, o ne kaip atlygis. Romiečiams 6:23 eilutėje sakoma: bet Dievo dovana amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Taigi, amžinasis gyvenimas, tai dangus, yra nemokama dovana. Efeziečiams 2:8 ir 9 eilutėse sakoma: nes malonę esate išgelbėti per tikėjimą, ir tai ne jūsų pačių darbas, bet tai Dievo dovana. Ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Anksčiau tikėjau, kad dangus yra atlygis už gerus darbus, kuriuos stengiuosi daryti, už tarnystę Dievui ir pastangas gyventi teisingai. Tiesa ta, kad pasitikėjau savimi dėl išgelbėjimo, tikėdamasis, kad mano geri darbai pelnys man vietą danguje. Tai buvo problema. Jėzus nebuvo mano gelbėtojas, nes stengiausi būti savimi. Geros žinios yra tai, kad viskas, ką mums reikia padaryti, tai priimti išgelbėjimą kaip dovaną. Dovaną, už kurią Jėzus jau sumokėjo. Taigi štai kas aišku, mes esame nusidėjėliai keliaujantys į pragarą, bet Jėzus mirė už mūsų nuodėmes, buvo palaidotas ir prisikėlė. Dabar jis siūlo išgelbėjimą kaip dovaną, ir tai nėra kažkas, ką mes užsitarnaujame. Tai kažkas, ką jis užsitarnavo ir siūlo mums. Viskas sukasi apie jį ir jo auką už mus.
Romiečiams 6 skyriaus 23 eilutėje sakoma, kad Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas. Ir šis žodis amžinas reiškia amžinai. Leiskite man jūsų paklausti, kiek kartų jums reikia gauti dovaną, kuri išlieka amžinai? Tik vieną kartą. Išgelbėjimas yra vienkartinis įvykis, kai mes pasitikime juo, kad jis mus išgelbės ir jis suteikia mums amžinai gyvenimą. Išgelbėjimas yra amžinas, nes Jėzus jau sumokėjo už visas mūsų nuodėmes, net ir tas, kurias padarysime ateityje. Už jas jau sumokėta. Galbūt svarstote, ar jei esame išgelbėti vieną kartą, ar tai reiškia, kad galime tiesiog gyventi kaip norime ir patekti į dangų? Tai geras klausimas, o atsakymas yra taip, nes kai esame išgelbėti, tampame Dievo vaikais. Taigi, žinodami, kad esu išgelbėtas amžinai ir esu Dievo vaikas, jei sulaužysiu jo įsakymus ir nusidėsiu, jis mane pataisys čia, žemėje, bet jis niekada nepasiųs mano sielos į pragarą, nes jis yra mano gelbėtojas ir mano tėvas. Išgelbėjimas yra lengvas, tai nemokama dovana, už kurią sumokėjo Jėzus. Tačiau mūsų kelias su Dievu po išgelbėjimo, kaip ir bet kokie santykiai, reikalauja pastangų, bet jie yra atskiri. Galite būti išgelbėtas ir turėti blogus santykius su Dievu, bet vis tiek esate jo vaikas. Tai svarbu todėl, kad jei tikiu, jog galiu prarasti išgelbėjimą dėl bet kokios priežasties, tai iš tikrųjų tikiu, kad mano išgelbėjimas priklauso nuo manęs, o ne nuo Jėzaus ir jo atlikto darbo. Tai reiškia, kad pasitikiu savimi, o ne Jėzumi. Kai tikiu, kad išgelbėjimas yra amžinas, tai rodo, kad mano tikėjimas yra 100% pagrįstas Jėzaus auka ir kad to pakanka, kad mane išgelbėtų. Tai labai susijęs su tuo, kuo mes galiausiai pasitikime, kad patektume į dangų – savimi arba Jėzumi. Štai kodėl apaštalų darbų 16 skyriuje 30 ir 31 eilutėse Biblijoje sakoma: ir jis išvedė juos laukan ir tarė: vyrai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė: tikėk viešpačiu Jėzumi Kristumi ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Atkreipkite dėmesį, kad vienintelis dalykas, kurį anot Evangelijos pagal Joną 3:16 skyriuje yra tikėjimas, Jėzus pasakė: Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Galite sakyti: na, aš jau tikiu Jėzumi. Ir aš nebejoju, kad jūs tikite Dievu ir tikite Biblijos dalykais. Tačiau tikėti dalykais apie Jėzų ir pasitikėti vien juo dėl išgelbėjimo yra du skirtingi dalykai. Anksčiau, kai tikėjote, kad dangus yra atlygis, pagrįstas jūsų darbais, arba kad galite prarasti savo išgelbėjimą, galiausiai dėl išgelbėjimo pasitikėjote savimi, o ne Jėzumi. Suprantu, kad tai jūs nužemina, ir prisimenu, kai kažkas man tai parodė ir aš turėjau apsispręsti. Galėjau toliau tikėti tuo, ką tikėjau, arba tikėti tuo, ką sakė Dievo žodis, ir pakeisti tai, kuo pasitikėjau, kad mane išgelbėtų. Amžinojo gyvenimo gavimas reiškia nustoti pasitikėti kitu Dievu ar savimi, manyti, kad kada nors būsime pakankamai geri, kad užsitarnautume kelią į dangų, ir visiškai pasikliauti Jėzaus Kristaus mirtimi, palaidojimu ir prisikėlimu. Ir kad tai vienintelis dalykas, kuris mus išgelbės. Mano draugė, jei tai tau atrodo prasminga ir pirmą kartą aiškiai matai išgelbėjimą, Dievas duos tau amžinąjį gyvenimą, jei tik jo paprašysi. Romiečiams 10 skyriuje 9 ir 10 eilutėse sakoma: jei lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi tikima, kad būtų teisu, ir lūpomis išpažįstama, kad būtų išgelbėtas. Jei tuo tiki savo širdimi, išpažink tai viešpačiui ir jis tave išgelbės amžiams. Norėčiau jūs vesti toje maldoje. Galite pakartoti po manęs. Mielas Dieve, žinau, kad esu nusidėjėlis ir kad nusipelniau patekti į pragarą. Bet aš tikiu, kad tu numirei už mane, buvai palaidotas ir prisikėlei. Prašau, išgelbėt mane amžiams ir padovanok man amžinojo gyvenimo dovaną. Tik tavimi aš pasitikiu ir nebe savo geruose darbuose. Ačiū tau, Jėzau. Amen.